Taip, tai man atrodo, kad pagrindinis dalykas, apie ką reikėtų pagalvoti, tai apskritai, kaip atrodo jų dabar pačių strategija be reklamos jau, vien su pasiūlymais kalbant, ten apie bandlus visokius, upsellinimus, cross-sellinimus, šitas terminologijas. Jeigu nežino, ką tai reiškia, tai rekomenduoju Čia pasidomėti. pabandysim įdėti. Tai va, tai reikėtų pasidomėti ir pagalvoti, kaip tai atrodo pas jūs. Kitas dalykas yra pagalvoti, kaip dabar tas produktas apskritai pats brandas atrodo su konkurencinė aplinkoj. Ar nėra taip, kad nesusitvarkė nei svetainės, nei produktas nėra toks, kurio kažkas prašė, nei tenais, ta prasme, nieko nesusitvarkė, bet tokie gerai, tai leidžiam reklamą, bus viskas gerai. Nes reklama dažniausiai čia kaip benzinas, tu užpili ant ugnies, tai dar daugiau ugnies. Tai jeigu jau buvo blogai, tai tada su reklama tiesiog daugiau pinigų išleisi, daugiau srauto praeis pro svetainę, kuri neveikia, daugiau tenais prastų atsiliepimų apie produktą, kuris neveikia ir panašiai. Tai rekomenduoju pasidomėti savo, sakau, produktų ir konkurencinę aplinką visą.